1998 m. vasaris. Klaipėda. Čia gyvenimą kuria tokia Jelena Grigorija, trečios kartos klaipėdietė. Tik vyras atvykęs iš Rusijos. Moteris dirbo vienoje uostamiesčio mokykloje fizikos mokytoja. Vyras Olegas pamainomis dirbo Kaliningrado srityje naftos gręžinius eksploatuojančioje kontoroje. Jelena augino 5-metį Pavliką, švalų ir linksmą vaiką. Uostamiestyje gyveno ir Jelenos močiutė Ana. Jelenos mama, taip pat Jelena Čelkova, ilgus metus dirbo žvejų uosto kadrų skyriuje. Su pirmuoju savo vyru ir Jelenos tėvu įsituokė prieš daugelį metų. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Čelkova buvo atleista iš darbo pagal etatų mažinimą. Todėl ėmėsi komercijos. Prekiavo mugėje Pajūris prekėmis, kurias atveždavo iš Lenkijos arba Gariūnų. Sekėsi galėtinai neblogai, nes moteris buvo viena pirmųjų prekiautojų ir uždirbo, sakykime, gerokai daugiau nei valdiškame darbe. O pagal šaltinius geriausiai Jelenos Čelkovos draugė buvo tokia Svetlana Pavlova. Kartu jos dirbo žvejų uoste, vėliau kartu prekiavo. Tačiau Pavlovai komercija sekėsi gerokai prasčiau negu draugiai. Ji bandė verstis daug kuo. Tarkim, prekiavo kumpeliais Kaliningrade. Tačiau neretai turėdavo pinigų skolintis iš Jelenos. Paskutinė Pavlovo skola motinai buvo 2000 JAV dolerių. Pati Jelena su motinos draugė beveik nebendravo. Iš tikro jos nemėgo. Tai ką papasakojau, turbūt artima ir pažįstama kiekvienam. Kas tokių tetų ar dėdžių nėra turėjęs. Kam neteko su pinigų paskolinimais turėti reikalų. Tiesiog paprastas žmogus. Motinos ir senelės gyvenimas, kuris virs baisiausių nusikaltimų, apie kurį esu tik pasakojęs. Ir čia iš karto jūsų atsiprašysiu, bet galbūt keletą kartų šiame video praradau savitvardą. Bet kai sužinosit, kas nutiko, manau suprasite mano nežmonišką pyktį. Taigi, buvo vasario 26 diena. Ta vakarą mokykloje, kur Jelena Grigorijanč dirbo, vyko šimtadienis. Vyras buvo išvykęs į darbą Kaliningrade. Todėl 5-metį Pavliką teko palikti su močiute. Šiaip jau Pavlikas nedažnai pas Čelkovą būdavo paliekamas ilgesniam laikui. Nes moteris, logiškai, dienomis dažniausiai sėdėdavo mugėje su prekėmis arba vykdavo jų parsivežti. Tąkart Pavlikas buvo paimtas iš darželio ir nuvestas pas močiutę į mugę. O netrukus jiedu susiruošė namo. Parduotuvėje nusipirko maisto. Čelkova ketino gaminti vakarienę savo ir žinoma anūkui. Bet į duris kažkas paskambino. Šimtadienis užsitęsė. Jelena Grigorijanč po jo nuvažiavo ne namo, o pas sūnų ir mamą. Laukinės buto durys buvo neužrakintos, o vidinės kažkodėl praviros. Iš koridoriaus buvo matyti abu prietamoje skendintys kambariai. Viename buvo matyti ant sofos kažkodėl su drabužiais gulintis Pavlikas. Jelena nustebus šūktelėjo "Mama!" ir tuo pat metu kitame kambaryje pamatė ant grindų gulinčią motiną. Taigi, pakalbėkime apie tą geriausią Jelenos Čelkovos draugę, Svetlaną Pavlovą. Pirma, ji turėjo 2 sūnus. Jų vardai buvo Jevgenijus ir Andrėjus Pavlovai. Ta diena, kai vyko šimtadienis, Pavlovas svečiavosi pas ką tik buto remontą baigusią Jeleną Čelkovą. Ta proga moterys, šiek tiek išgėrė. Draugiškai kalbantis, Jelena ir pareikalavo iš draugės skolos. Tuos 2000 dolerių Pavlova jau seniai buvo skolinga. Tačiau vis neturėjo iš ko atiduoti. Todėl Jelenos vardu buvo pasirašytas įgaliojimas Pavlovos mikroautobusui. Per pokalbį moterys sutarė, kad po 2 dienų mikroautobusas bus parduotas skolai padengti. Viskas kaip ir draugiška. O grįžusi namo Pavlova apie tai papasakojo sūnums. Tuo tarpu ta mašina važinėjo Jevgenijus Pavlovas. Ir tai buvo, beveik vienintelis šeimos pragyvenimo šaltinis. Tai vyrams toks susitarimas labai nepatiko. Kaip gali iš jų, tokių šlykštynių, kurie nesugeba atiduoti skolų, kažkas dabar reikalauti atiduoti skolą? Turbūt jos ištiko šokas. Bet kai visi 3 šeimoje dalinasi 2 smegenų ląstelėmis, nelabai keista. Bet matote, mielieji, jau manau supratote, kokia pašvinkusi buvo Svetlana. O jos gražuoliai sūnūs buvo dar žiauresni. Jie jau nuo jaunų dienų vogė. Plėšė ir smurtavo visur, kur tik galėjo uostamiestyje. Net pats Jelenos butas prieš tai buvo brolio apiplėštas. Taip, tokia va geriausia draugė, kur pinigų negaila paskolinti.
Tiesa, tą kartą nusikaltimą vykdė tik Jevgenijus. Kodėl tik jis? Gal brolis buvo geresnis? Gal turėjo daugiau sąžinės? Ne. Atsakymas labai paprastas. Andrėjus tiesiog sėdėjo kalėjime už kitas vagystės. Aišku, Jevgenijus, pažinojęs kažkiek auką, žinojo, kad Čilkovos nebus namuose ir jautėsi laisvai. Iš anksto buvo pasiruošęs jos buto durų rakto kopiją. Išsinešė daug garso ir vaizdo aparatūros, kitų vertingų daiktų. Tačiau pinigų, kuriuos Čilkova buvo susitaupiusi automobiliui, taip ir nerado. Viskas buvo paruošta antram išpuoliui. Butas pažįstamas, auka nuspėjama ir bejėgė, pinigų žinojo, kad turi, tik tai nežinojo kur. Tik čia pats šlykščiausias dalykas, pats blogiausias, bet matote, planuodami savo kruviną išpuolį, broliai Jevgenijus ir Andrėjus Pavlovai žinojo, kad pas Čilkovą bus jos 5-metis anūkas. Taip, 5-metis Pavlikas. Jie tai žinojo. Tai nebuvo klaida, nesusipratimas ar dar kas. Ir tai, kas nutiks, buvo planuota iš anksto. Vasario 26 vakaras. Kol šimtadienis vyksta visų pajėgumu, Čilkova gamina vakarienę, o mažasis Pavlikas užsiima savo, vaikiškais darbeliais. O tada tas lemtingas skambutis į duris. Nors Jelena nieko kaip ir nelaukė, bet gal dukrai pasibaigė šimtadienis anksčiau. Kas čia žino? Jelena priėjo prie durų. Pažiūrėjusi pro akutę, ji pamatė savo geriausios, kabutėse draugės, sūnus. Nieko neįtardama ir turėdama perdėtą pasitikėjimą žmonėmis, moteris pravėrė duris. O gal draugė kokia nelaimė atsitiko? Deja, ne draugiai, bet jai dabar atsitiks baisi nelaimė. Nes vos tik pravėrus duris, stiprus smūgis tiesiai moteriai į veidą. Po tokio šoko ir smūgio Jelena iš karto krito ant žemės. Atsikėlusi moteris, visa apimta adrenalino, bandanti įsigelbėti puolė į virtuvę. O ten tuo metu nieko nenutuokdamas piešė Pavlikas. Koks šokas turėjo būti vaikui, kokia baimė, kai du vyrai pradėjo talžyti jo močiutę tiesiai jam prieš akis. Bet Jelena kovojo, nepasidavė iš visų jėgų. Žudikai nuvedė moterį į kambarį. Bandė ją iš anksto paruoštą lipnia juostą užkliuoti burną, kad nešauktų, kad neįsikviestų pagalbos. Po to Jevgenijus moterį ėmė smaugti bute rasta virve. O Andrėjus atsineštų peiliu ne mažiau kaip 10 kartų Čilkovai smogė į kaklą. Nežinia, kiek atšipęs buvo šis peilis, bet broliai suprato, kad taip moters nenužudys. Nors ir Jelena buvo nežmoniškose kančiose. Todėl Jevgenijus ėmė su visa jėga veržti moters kaklą, taip sulauždamas gerklės skydinę kremzlę. O tuo pačiu metu Andrėjus iš virtuvės atsineštų dideliu peiliu smogė šeimininkai ne mažiau kaip 34 kartus į kairę krūtinės pusę, kaklą bei galvą. Ir tada tiesiog aš nuoširdžiai jums siūlau kokią minutę praskipinti. Tiesa, uždėsiu ant ekrano ženklą, kada galite vėl klausyti. Nes aš po to, ką papasakosiu, imsiu atostogas, that's it. Taigi, mažojo Pavliko likimas. Aišku, žvėrys Pavlovai negalėjo leisti, kad Pavlikas liktų gyvas. Juk gali viską papasakot pareigūnams. Tad paėmė vaiką už rankos, jie nuvedė jį į kitą kambarį. Vaikas ašarodamas pasiprašė į tualetą. Vėliau nueisi, pažadėjo budelis ir paguldė Pavliką ant lovos. Jūs net neįsivaizduojat, kelintą kartą bandau šitą epizodą įrašyti. Tada žudikai 5-mečiui Pavlikui užspaudė. Tada žudikai vaikui užspaudė burną. O tuomet Andrėjus mažajam Pavlikui, kuriam visas dar buvo gyvenimas prieš akis, ne mažiau kaip 10 kartų, bandom jau nežinau kelintas kartas, ne mažiau kaip 10 kartų tyčia peiliu smogė į kaklą ir krūtinės ląstą. Gal vaikas dar būtų išgyvenęs. Tačiau Jevgenijus pastebėjo, kad berniukas vis dar gyvas. Paėmęs kitą peilį, Andrėjus vaikui peiliu smogė dar ne mažiau kaip 13 kartų į kaklą ir krūtinę. Kaip
gali neturėti jokios sumautos dalelės žmogiškumo. Tai nebe žmonės, tai tikrąja to žodžio prasme demonai. Sunaikint. Ir tada pagalvokit, kaip smagu daryti šios video, kada visur mes kalbame apie žudikų maniakų žmogaus teisės. Žmogaus teisė yra gyventi be tokių demonų visuomenėje. O man nusišikt ar su vaiko žudiku gerai elgiasi. Tikiuosi, aš ne vienas toks. Ir negalvojau, kad galiu kažko taip nekęst, bet wow. Bet grįžkime prie šių gyvulių. Andrėjus žudė, o Jevgenijus stovėjo šalia. Ir ką darė? Ragino nesustoti. Jiems aišku atrodė, kad vaikas vis dar juda, tai ir badė peiliu. Dūris po dūrio, dūris po dūrio. Kai visas žiaurus išpuolis buvo įvykdytas, broliai iškuitė namus, bet būdami ant tiek atsilupę lopai, nesugebėjo rasti net pinigų. Tad nužudžius du nieko apsiginti negalėjusius žmonės, jiems teko neždintis nieko nepešusiems. Jelena patyrė didžiulį šoką. Ji sunkiai beprisimena, kaip skambino policijai, šaukėsi pagalbon kaimynus. Prie motinos kūno buvo baisu ir prieiti, visa siena šalia buvo aptaškyta krauju. Jevgenijus buvo sulaikytas dėl Baltijos laivų statyklos kasininkės apiplėšimo. Tada buvo pagrobta apie 155 000 litų. Tyriant šį apiplėšimą, išlindo aibė vagysčių, kitų apiplėšimų ir žinoma šis nužudymas. O ar žinojo Pavlova apie tai, kokį fantastiškai žiaurų skolos padengimo planą sugalvojo ir to jau pat įvykdė jo sūnus? Į šį klausimą teisėsauga dėja galutinai neatsakė. Jelena mano, kad jei ir nežinojo, tai po nužudymo anksčiau ar vėliau turėjo suprasti. Jos vyras Olegas tvirtai įsitikinęs, kad Pavlova ne tik žinojo, bet ir pati organizavo draugės nužudymą. Jelenai Grigorians įsiminė paskutinį susitikimą su Svetlana Pavlova. Tada jau buvo žinoma, kad jos sūnūs žudikai. Vyko teismo posėdis dėl tų 2000 JAV dolerių, kurios Pavlova buvo skolinga. Teismo salėje Pavlova aiškiai pajuto menkai slepiamą neapykantą iš Jelenos bei jos močiutės Anos. Ir išdidžiai pareiškė, kad ale jos sūnūs nieko nėra kalti ir nieko nežudė. O tada moterų nervai neišlaikė ir jos puolė mušti Pavlovą. Tiesą pasakius, aš būčiau padaręs daug baisiau Pavlovai, bet tęskime. Moteris pradėjo Pavlovą tasyti už plaukų. Jai iš nosies pasipylė kraujas. Pakyje atsirado mėlynė. Wow, kaip smagu tai skaityti, kaip smagu taip skaityti. Aišku, visi dėl to atsidūrė policijoje. Pavlova parašė pareiškimą, esą ji yra terorizuojama. O skolą teismas priteisė, tik naudos iš to daug nebuvo. Pavlova savo vardu nebeturėjo jokio turto. Vykstant sūnų teismui, Pavlova jau nebedrįso užeiti į apygardos teismo salę. Stoviniavo prie pastato ir laukė pasirodant konvojaus automobilių, kuriais turėjo būti atvežti jos sūnūs, žudikai, gyvuliai. Aišku, teisme žudikai elgėsi chamiškai. Dėl nieko nesigailėjo, šaipėsi. Jie neigė žudę, o tardami paskutinį žodį mušimu ir kitomis nuodėmėmis kaltino prokurorą. Tai aišku, tokie dideli vyrai ir staiga juos visus muša ir jie nuskriaustieji yra. Anot Jelenos, gerai, kad jiems yra paskirta bausmė iki gyvos galvos. Būtų aišku dar geriau, jeigu mirties bausmės vykdymas būtų tik pristabdytas ir Pavlovams ji būtų, priskirta. Tada jie kiekvieną mielą dieną, kas valandą, lauktų moratoriumo atšaukimo ir sušaudimo. Galbūt tokia kančia jiems būtų tinkamesnis atpildas. O kartu su broliais Pavlovais dėl vagysčių ir plėšimų buvo teisiami Linas Gaubys, 27 metų, Rolandas Savickas, 22 metų, bei Darius Viršilas, 26 metų. Jiems atseikėta kalėti atitinkamai 11, 10 ir 7,5 metų. Po teismo Pavlovai specialiu automobiliu buvo išvežti į Vilniaus kalėjimą. Mat, vykstant teismo procesui Klaipėdos areštinėje, jie sukėlė nemažai problemų. Inicijavo areštantų maištą. Be to, už bandymą su maistu perduoti broliams narkotikų buvo sulaikytas jauniausiasis Pavlovas, 16-metis Sergejus. Aišku, dėl mažo narkotikų kiekio baudžiamoji byla jam nebuvo keliama. Tačiau vaikino ateitis ir likimas jau buvo aiškus. O jūs, pavyzdžiui, mielieji, tikitės, kad jau bent pas mus
Su tokiais demonais kalėjime elgėsi, na, žinai, tinkamai, kad jau bent tokiems šūdų krūvoms mes nedarome nuolaidų, ne? Jau bent toks demonas negali vadintis žmogum, tokiu pačiu kaip aš, ne? Ja, seniukai, čia Lietuva. Paaiškėjo, kad abu broliai gyvenimu už grotų negali labai skaustis. Gyvena kartu. Be to, abu susirado žmonas, kurios jų laukia laisvėje, nors jie įkalinti iki gyvos galvos. Laukia pasirodo jų ir artimieji, su kuriais kaliniai norėtų matytis dažniau. Nors jų aukų artimieji nužudyto anūko ir močiutės niekada daugiau nepamatys. Bet aišku, steikime jiems šansą, duokime jiems laisvės, kad tik tai nenuskriaustume žudiko maniako jausmų. Tai va taip va. Kaip pasaka gyvena. Gal dar masažą policininkai padaro karts nuo karto abiem broliam. Gal dar pasaka paseka prieš miegą. Abu šie šiukšlės kalėjime yra jau praleidę 26 metus. Tačiau abu nuteistieji dar nesulaukia 50-mečio ir turi vilties, kad viso gyvenimo neteks praleisti už grotų. Tai jie karts nuo karto prašo teisėjų išleisti juos į laisvę. Gyvenimas kalėjime broliams turėjo ir kitų privalumų. Pavyzdžiui, Andrėjus kalėjime iš pradžių įgijo pradinį išsilavinimą, vėliau vidurinį, galiausiai netgi įgijo profesinį išsilavinimą, dailidės ir elektrinių krautuvų eksploatavimo kvalifikaciją, dar vėliau ir staliaus profesinę kvalifikaciją. Kalinys netgi pateikė teismui pažymą, kad išėjęs į laisvę būtų įdarbintas elektros krautuvo operatoriumi. Aišku, kuo Pavlikas užaugęs būtų, ar ką jisai norėtų mokintis, ar kur dirbtų, yra visiems nusišikti. Svarbu, kad kaliniai galėtų įgauti išsilavinimą. Kad protingiau žudyt galėtų, na? Teisme žudikai bando įrodyti, kad per kelis dešimtmečius pasikeitė. Į Lietuvos apeliacinį teismą kreipęsis Andrėjus tikina, kad jo transformacija vyksta jau labai seniai, o jis pats supranta, ką padarė ir už ką yra nubaustas. Labai dėl to gailisi ir kaltina save, bet negali atsukti laiko atgal. Panašiai, kiek anksčiau teisėjas bandė įtikinti ir vyresnysis brolis Jevgenijus. Vyras aiškino, kad nusikaltimus padarė būdamas gan jaunas. Tačiau metams bėgant subrendo ir pasikeitė. Turėjo daug laiko apmastyti, ką padarė. Bėgant metams savo žygdarbius ėmė vertinti itin neigiamai. Nežinau, chebra, aš jums pasakysiu, aš irgi buvau jaunas, man ne vienu metu nekilo idėja arba galimybė nužudyti 5-metį vaiką jį badant 36 ar 38 kartus. Nežinau, kažkaip nekilo, o jums taip būna? Tačiau ačiū Dievui, kad žudikų raudos apie transformacijas ir pasikeitimus. Kol kas, kaip žirniai siena. Lietuvos apeliacinis teismas nesutinka nei vienam, nei kitam broliui laisvės atėmimo iki gyvos galvos pakeisti švelnesnę bausmę. Neigiamo atsakymo iš teismo sulaukė Jevgenijus. Vasario 11 dieną atsisakyta tenkinti ir jaunesniojo brolio skundą. Kaip pabrėžė apeliacinio teismo teisėjų kolegija, net ir po daugiau nei 20 metų praleistų už grotų, Pavlovas vis dar kelia pavojų visuomeniai. O jo padarytas nusikaltimas yra toks sunkus, kad gailesčio rodyti nesinori net ir prabėgus tiek metų. Yra vienas atsakymas į visus klausimus, yra vienas atsakymas, tai yra virvė ir viskas. That's it, viskas. Ir dar broliam trukdo tai, kad pirmosius keletą metų praleistų už grotų jie buvo itin destruktyvūs. Įžeidinėjo prižiūrėtojus, kitus nuteistuosius kurstė priešintis pareigūnams, gadino sienas, mušėsi su kitais kaliniais ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Andrėjus Pavlovas pirmaisiais metais netgi ketino pabėgti iš įkalinimo vietos ir tuo procesu sužaloti prižiūrėtoją. Nors abu broliai tikina, kad šie dalykai vyko pirmaisiais įkalinimo metais, o jie laikui bėgant subrendo ir keitėsi, teismai šiomis raudomis, kaip ir minėjau, kol kas netikė. Žinote, ką pasakysiu? Išleiskite juos į laisvę. Ne, rimtai, išleiskite. Nes kitą dieną po to Klaipėdos centre atsiras nauja meno instaliacija pavadinimu Atpildas. Ir abu broliai savo kūną paaukos šitam meno darbui. Va čia bus gražu net pažiūrėti ir galbūt atpirks bent dalį to, ką padarė. Šiandien bus tiek. Dėkoju, kad žiūrėjote dar vieną mano video.
Net nemeluosiu, darau pertrauką po šito video, einu atostogų, gal kur su beždžionėm džiunglėse pasidėti, nes aiškiai, su tokia mūsų teisėsaugos sistema, man ne tik protas nuvažiuos, bet pats tuoj tapsiu tokių laidų dalyvių. Nu, tikrai sunku neįsivaizduoti tos baimės, kurią turėjo jausti Pavlikas. Ir tų kančių, ir tada sunku netapti piktam. Bet gerai, ką jūs manote apie šią bylą? Apie geras sąlygas kalėjimuose? Ir tikiuosi, aš ne vienas, kuris norėtų pravalyti mūsų orą nuo tokių žmonių. Aš tau, Evgenijau, ir tau, Andrėjau, linkiu didžiausių kančių iki paskutinio jūsų sušikto gyvenimo atokvėpio. Dėkit pragare. Amen. Aha, kai visada. Nebeturiu jėgų. Karmos taškai tiems, kurie pasidalina video, kurie laikina. Neleiskit Pavliko istorijai pranykti ir laikykit jo prisiminimą. Dar kartelį ačiū, kad žiūrėjote. Likite budrus, likite saugus. Ir pasimatysime kitą kartą.